Kino pavasaris kino žiūrovui, kino mylėtojui yra visiškai tas pats, kas mažam vaikui, 5-mečiui atsidurti atrakcionų parke ir bandyti išsirinkti vieną, kai norisi visose pabūti, nes vienas už kitą ryškesnis, reiksmingesnis ir taip toliau. Tai aš lygiai taip pat jaučiuosi prieš kiekvieną kino pavasarį ir manau, kad ne vienas iš žiūrovų jaučiasi panašiai. Kaip išsirinkti iš to milijono filmų, kurie bus, nors kiekvieną kartą žadama, kad programa truputėlį mažėja ir kokybiškėja, bet vis tiek tai darbo nepalengvina, nes aš nežinau dabartinių skaičių, bet iš tikrųjų reikia skirti labai nemažai laiko vien tik tai prasijoti ir paskaityti sinopsius, pažiūrėti trailerius ir taip toliau. Bet nepaisant to, man pavyko atsirinkti filmus, kuriuos aš norėčiau pamatyti ir turėti programoje net keletą filmų, kuriuos esu matęs, tai galiu drąsiai už juos laiduoti. Ir galbūt pradėsiu nuo filmų, kuriuos mačiau ir kuriuos labai rekomenduoju pažiūrėti dėl vienokių ir kitokių priežasčių.